Instagrame, tai buvo atsiversta gal apie 70 000 kartų ir sulaukė apie 700 komentarų. Tai viena iš, čia apskritai unikali istorija, nes tai buvo tiesiog užfiksuotas, skaitytojai pasipiktino, kad reiškia žmonės nebaudžiami brakonieriauja. Ir mes išpublikavome tą istoriją, o kiti skaitytojai atpažino, kad ten yra politikas vienas iš jų. Tai čia tokia dviguba istorija. Ir tai tiesiog ir ženklas, kad tas viešumas yra iš tikrųjų labai didelis, žmonės pastebi tą projektą, nori jį siunčia ir įvairius pažeidėjai jie neliks nepastebėti. Rimanto Kuralavičiaus užfiksuotos ir aprašytos brakonieriavimo istorijos populiarumas aiškiai parodė, kad visuomenė brakonierių netoleruoja. Tai vienas dalykas. Apie antrą kiek vėliau. Patys labai nemažai diskutavom viduje, kaip turėtumėm pavadinti tą projektą, nes buvo įvairių variantų ir dalis piliečių pasidalino nuomonės dalis ir dalis žmonių sakė, kad tai yra per sudėtingas pavadinimas, per sunkus, bet vis dėlto mes dabar džiaugiamės, kad priėmėm tokį sprendimą, nes jisai iš tiesų puikiai atspindi šito projekto esmę, tai yra pilietinė žurnalistika. Tai yra ta žurnalistika, tarkim, paplitęs dalykas Lietuvoje dėl įvairių aplinkybių. Tai yra galbūt mažiau paplitęs dalykas, bet jis, manau, tikrai išplis. Aš manau, kad tai yra labai didelis ginklas, nes viešumas, nes kol iš tiesų kitą kartą, kol bus užfiksuotas tas įvykis, kol ar policija ar kažkas pradės tyrimą, o čia iš tikrųjų tas viešumas, manau, kad paragina tai daryti, na, kad ir, tarkim, šių brakonierių atveju žmogus pasipiktino, nes jisai paskambino į policiją, policija atidavė tai tam, kam pagal kompetenciją priklauso ir tas žmogus stebi, kad tie brakonieriai toliau savo visiškai ramiai laukia per naktį pernakvoja ir ten savo tinklus traukia, visiškai nieko nebijodami. Tai jisai supranta, kad realiai konstitucijos tuo užsims prasisuks tam tikras laiko ratas, o gal ir šis nieko neįvyks. O čia vis dėlto manau, kad viešumas tikrai yra. Apie kitą, apie tai, ką jau ne vienas sykį mūsų laidose esame pasakoję, apie nedidelės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnų gretas. Apie tai, kad vienu metu būti keliose vietose fiziškai neįmanoma. Tačiau šis atvejis kiek kitoks. Tai po vidinio tyrimo patvirtina ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius. Tai tiesiog mūsų vienas pareigūnas pasielgė pakankamai neprofesionaliai. Tikrai jis tuo metu nedirbo ir, sakykime, jisai neturėjo reaguoti, bet pareigūnas tiesiog nepateikė tos informacijos, kurią turėjo pateikti tiems pareigūnams. Įdomiausia tai, kad tuo metu šalia Širvintų rajone dirbo viena grupė gyvosios gamtos inspekcijos. Na ir tiesiog gal taip išėjo, kad informacija nesuvaikščiojo taip, kaip reikia. Be abejo, aš pilnai suprantu žmonių pasipiktinimą, kad buvo informuoti pareigūnai, o rezultate viskas įvyko. Tie visi piliečiai, dėkojame tam fotografui, kuris nufotografavo. Tai buvo tikra ta daiktinė medžiaga, kur net ir teismai neginčia, kad yra pažeidimas. Ir visi tie brakonieriai, skaitant ir tą politiką, jie be abejo neišvengs atsakomybės, jiems yra surašytos protokolai, baudos skirtos. Tas viskas yra. Beje, labai geros kokybės leido nustatyti pažeidėjo asmenybės ir brakonieriavimo faktą. Jeigu daugiau tokių piliečių būtų kaip jisai, tai aš manau ir tiem brakonieriam būtų didesnė baimė. Nes bet kokį žmogų kažkur pamatę šiai dienai brakonierius nelabai bijo. O jeigu žinos, kad taip yra, šiais laikais vis dėlto 21 amžius, telefonai, tai fotoaparatai, visi, jeigu kas į gamtą išvyksta, visi viską turi. Ir tie atvejais, tas atvejai Širvintų, visi tie tam procese brakonieriavimo dalyvavę asmenys, šiai dienai yra visi nubausti, konfiskuoti tie tinklai, konfiskuota valtis, paskaičiuota žala žuvų ištekliams už tas sugautas žuvis, kurios ten matėsi toje medžiagoje. Taip, tiek, kiek matėsi, nes vis dėlto, kaip sakoma, ant karštų nepagautas, visą kitą sunku įrodyti, bet svarbiausia tas, kad jie atsakys už tai. Ir visuomenė tai žino, informuoti ir buvo nubausti taikytos poveikio priemonės. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Lietuvos Respublikos konstitucija. Už bendradarbiavimą kuriant laidą dėkojame.